Sveiki, mano vardas Laimonas ir aš parodysiu, kaip susikurti savas funkcijas PHP programavimo kalboje. Taigi jūs turbūt jau žinote tokias funkcijas kaip equal, print ir panašiai, kurios naudojamos išveščiai. Taigi, kad susikurti savo funkcijas, jas reikia apibrėžti, o kad panaudoti apibrėžimas turėtų būti aukščiau tos vietos, kur naudojam. Tai šiuo atveju, kad sukurti funkciją, mes apibrėžim ją žodeliu function ir jos vardo reikšmė, tai būtų kaip mūsų funkcija vadinsis, kurią naudosim. Tai sakykime f vardas, tai būtų funkcijos vardas. Tas skliausteliuose nurodysim kintamosius, kurie bus naudojami, tai sakykime kintamasis i, ir po to tarp ristinių skliaustų bus mūsų funkcijos veikimo kodas. Tai šiuo atveju naudosiu equal išvesti, sakykime i arba result, ir mūsų result bus lygus, sakykime, mūsų įvestas įkintamasis į funkciją ir prie jo pridėsim 10. Taigi, kaip dabar tai atrodo? Dabar išvesties neturim visiškai jokios ir kad gauti kažkokią tais išvestį, mums reikia naudoti funkciją. Kaip matot, šitoje vietoje mes apsibrėžėm funkciją, funkcijos sukūrimą, o dabar galim naudoti, tai sakykime, f vardas, būtų mūsų funkcija, taip pat kaip equal ar kažkas panašaus. Ir apibrėžiam, tai sakykime, mūsų kintamai. Šiuo atveju, sakykime, bus tai 10. Taigi, kaip tai veiks? Panaudoju šitą funkciją, čia mes nurodom kintamai, kuris tarp kitko gali būti tuščias, bet tada turim palikti tik kabutės, štai taip, kad jis būtų apibrėžtas. Tai yra 0 reikšmė, nes jeigu paliksim taip, jis sakys, kad mes nedavėm jam visiškai jokios reikšmės ir visiškai neapibrėžtas kintamasis. Taigi, sakykime, dabar turim 10, kaip jau minėjau. Ir mūsų funkcijos veikimo kodas yra čia, taigi mūsų result kintamasis, kuris bus išspaustas funkcija, prie mūsų i, tai yra nurodyto 10, pridės dar 10, taigi mūsų išvestis turėtų būti 20, pažiūrėkime, ar taip ir yra. Taip ir yra. Taigi, jeigu čia pakeiščiau reikšmę į 100, turėčiau gauti 110 ir taip toliau. Galima čia naudoti visokius ciklus ar dar kažką, ar galima, pavyzdžiui, netgi pridėti tekstą išvestyje, tarkim, rezultatas ir panašiai. Tai atrodytų štai taip. Jeigu naudosiu funkciją keletą kartų, kaip matot, rezultatas išlieka tas pats. Čia gal reikia naujos eilutės komandos. Štai. Rezultatas išlieka tas pats ir kintamasis nesikeičia. Net jeigu, tarkim, čia nurodyčiau i, kuris būtų lygus 10, jis nesudarytų jokio efekto kodui. Dabar įsivaizduokim, čia yra i kintamasis, bet, tarkim, jeigu aš apibrėšiu kintamąjį i čia, kuris bus lygus 10, tai lyg ir mes nurodom kintamąjį i, kuris yra ir čia apibrėžtas, bet jie yra nesusiję, nes, tarkim, jeigu aš palikčiau čia tuščią reikšmę, jisai išvestų tik tais tą dalį, kur aprašo atsakymą. Tai rezultatas lygus 10. O lygus 10 todėl, kad mes pridedam 10 prie nieko, kadangi tai nieko neapibrėžta. Jeigu neapibrėšim jo, turėtumėm gauti notais ir warning žinutės, kaip matot. Ir taipogi tą 10 išvesti. Taigi, tai kaip jau minėjau, tai turi būti būtinai apibrėžta. Ir kaip jau pastebėjot, įkintamasis nėra naudojamas šitam daly. Jeigu norim naudoti mūsų įkintamai, mums reikia čia pridėti žodelį global lygu 10. Atsiprašau, global i, tai reiškia, naudosim globalui įkintamai iš kodo virš, konkrečiai iš viso šio dokumento. Šiuo atveju, kas yra virš funkcijos, tai yra šią dalį. Taigi dabar nuo šitos vietos jisai naudoja tą, taigi mūsų įvestas kintamasis turėtų neįtakoti kodą, tai tarkim, jeigu įvesiu 5, jis vis tiek turėtų naudoti 10 ir mūsų išvestis turėtų būti ne 15, kas yra 5 plus 10, o 20, kas yra global i, tai yra šitas kintamasis plus 10. Taigi pažiūrėkim, kaip matot, 20, kaip ir sakiau. Štai taip veikia funkcijos. Ačiū, kad žiūrėjot. Prašom spausti subscribe mygtuką. Jei kyla klausimų, galite komentuoti žemiau, pasistengsiu atsakyti. Iki.